pirma onkologinė liga buvo kiaušidžių vėžys. Tai po 3 metų buvo krūties vėžys. Tai čia yra 2 atvejai. Po kiaušidžių vėžio, reiškia, vyko tas chemoterapinis gydymas ir jau porą metų jau buvau atsigavusi, jau vėl kaip ir sveika. Tačiau nebuvo padaryta mamograma ne vienais metais. Tada man pasakė, yra jums aukšto piktybiškumo vėžys, ką norite daryti? Spręskite. Buvo dar vienas šokas ir tada, nu ką, sukandau dantis, išgeriau saują valerijonų tablečių prie gydytojų kabineto, kad galėčiau normaliai išeiti į gatvę. Ir prasidėjo naujas gydymas, naujas etapas, aišku, sunkesnis, kai jau tau dar vienas susirgymas, dar vienas vėžys, sakykim, tai ryškiai vėl susvyruoja žemė po kojom ir išgyveni vėl iš viso. Gal, sakyčiau, dar dramatiškiau, kadangi jau dabar galvoju, jau dabar, tai jau tikrai viskas. Nuėjau pas gydytoją, kuris jau pasakė, taip yra, garantijų jokių, kaip jums čia viskas seksis, neaišku, grįžkite namo į savo Klaipėdą, ten jumis tikrai gerai rūpinsis ir gydykitės. O ką nors pasakyti, kas jūsų laukia, negaliu. Gyvenkit, kaip gyvenot. Ir vienas Dievas tai žino. Nebuvo niekas išplitęs, jokios limfmazgis, niekur. Operacija buvo labai gerai padaryta, gydymas labai geras. Ar jis būtų ką nors pakeitęs, jeigu būtų truputėlį anksčiau atradę, nežinau. Bet manau, kad ir progresuoti šitai lygai neleido ta pirmoji chemoterapija. Tik tiek, kad mano ir krūties vėžys, ir kiaušidžių buvo kartu. Jau būtų jis diagnozuotas tuo pačiu metu prieš 3 metus, jeigu būtų atlikti tyrimai. Nes jų man nei Vilnius padarė, nei Klaipėda. Nes vat gydytojas parašė diagnozę ir kiti neperpatikrino. Reiškia, nors aš pakeičiau ligonines. Tai čia toks buvo nemalonus įvykis.